Latvia is an ancient nation like Estonia and Lithuania, our neighbors on the Baltic Sea, which borders us on the north. On the south is Poland, on the west is Germany, and on the east is Russia. Since the early 19th century, we have fought many battles for our independence. Our short history as a free nation shows that we have asked nothing of the world but peace and the freedom to enjoy it. Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą sovietai ir naciai Molotovo-Ribentropo paktu apsprendė Baltijos šalių likimą. 40 metų gegužės 16 Izvestijose pasirodė straipsnis, kuriame rašoma, jog galimybės mažiems kraštams išlikti neutraliems ir nepriklausomiems yra sumažėjusios iki minimumo. Visokie samprotavimai apie teisę ir neteisę santykiuose su mažomis valstybėmis, kai didelės valstybės kovoja dėl savo išlikimo, yra mažiausiai naivūs. Gegužės 24-ąją vokiečiai prie Dunkerko apsupo sąjungininkų pajėgas. Tai reiškia, jog karą vakaruose laimi Vokietija. O jau kitą dieną Molotovas Lietuvos pasiuntiniui Maskvoje įteikė notą, kurioje Lietuvos vyriausybė kaltinama sovietų karių grobimu iš sovietinių karinių bazių Lietuvoje. Užsienio reikalų ministrui Urbšiui liko įspūdis, kad rusai kažin kuriam nežinomam mums tikslui ieško priekabių. Spaudimas iš sovietų pusės nuolat augo. Juodoji Baltijos šalių valanda išmušė. Molotovas Maskvoje Urbšiui įteikė ultimatumą perduoti valdžią sovietų statytiniams. Jei to nebus padaryta, pagrasinta įvesti kariuomenę ir jėga perimti kontrolę. Paskutinis nepriklausomos Lietuvos vyriausybės posėdis įvyko naktį iš birželio 14 į 15 prezidentūroje. Nebuvo vieningos nuomonės, ką daryti. Prezidentas Smetona pasisakė už pasipriešinimą. Jam pritarė valstybės kontrolierius Šakenis ir gynybos ministras Musteikis. Aš kategoriškai nesutinku, būtų gėdinga nesipriešinti, Musteikis. Tačiau atsargiųjų buvo dauguma. Ministras pirmininkas Merkys. Man rodos, reikia sutikti su visais reikalavimais, po to gal bus galima juos pašvelninti. Lemiamos reikšmės sprendimui nesipriešinti turėjo ministro pirmininko Merkio ir abiejų kariuomenės vadų, esamojo ir buvusio, Vitkausko ir Raštikio nuomonė. Nuspręsta nesipriešinti. Kaip komentarą prie posėdžio galima pridėti Smetonos žodžius apie būtinybę gintis, užrašytus jo promemorijoje. Gynimo taryba visa pasisakė, kad jei ateitų rimtas pavojus Lietuvos laisvei, tuomet reiktų visomis priemonėmis, taigi ir ginklu, pasipriešinti, nors ir nebūtų vilties laimėti. Tas įvykis paliktų atsimušęs lietuvių sąmonėje, jog tauta kiek įmanydami gynė savo garbę. Profesoriau, Tamstai teko su Molotovu kalbėti prieš pat galutinai Lietuvos pavergimą 40 metais. Ką Molotovas Lietuvai dar tebesant nominaliai nepriklausomai pasakė Tamstai apie Lietuvos žmonių pasirinkimą? Aš atvykau pas Molotovą 11 valandą nakties, išvykau iš jo 4 valandą ryto. Kada kalbėjome apie Pribaltiką, tai jis pasakė, kad jūs žinote, rusų interesai reikalauja, kad mes turėtum visą Pabaltiką. Jau Jonas Didysis apie tai svajojo ir siekė šito. Ir mes dabar turim pasinaudoti dėl to, kad antrą progą gali nepasitaikinti. Visa Pribaltika ir Lietuva turi įneiti į sovietinių respublikų šeimą. O kas nepasiduoda, tai jis yra sunaikinimas ir tai bus visuose kraštuose, kur mes ateisime ir kur mes pravesime savo santvarką. Ir žmonės turės arba pasiduoti, arba žūti. 9 val. Ryte generaliniam štabui duotas įsakymas okupantus sutikti draugiškai. Įsakymas paskelbtas ir pakartotas per radiofoną. 3 val. Popiet Raudonoji armija pajudėjo per Lietuvos sieną.
Įžengiant į Lietuvą sovietų kariuomenė buvo pilnai pasiruošusi galimam pasipriešinimui. Aš buvau Kauno senamiesty. Atvažiavo 2 tankai. Vienas į Vilijampolę atsuko vamzdį, kitas į Laisvės alėjos pusę. Ir suka tą viduj tokį kažkokį periskopą. Tokį suka aplink ir kažką ten šaukė, rėkė viduj. Tai mes rusiškai nemokėjom, mes klausėm vyresnių žmonių, sustojo žmonių, ką ten rėkia, ką ten šaukia. Nepatchadyte, neikit artyn prie tanko. Ir atsidarė vieno liukas ir iškišo galvą. Apsidairė, niekas nieko nedaro. Ir tada pradėjo nešt tiem tankistam gėles. Berniukai, bet daugiausia mergaitės. Mes stebimės, ir aš stebiuosi. Iš kur gėlės iš karto ir už ką? O. Žiūrim, mes tuoj pažįstam, kas koks. Žydaitės, mergaitės ir berniukai. Įvairių valstybių diplomatai stebėjo įvykius Lietuvoje. Birželio 15-ąją, tuoj po pietų, Švedijos ambasada žinojo visas ultimatumo detalės ir parašė išsamų raportą apie nukreiptus prieš Lietuvą sovietų veiksmus. Švedijos karo atašė Rygoje jau birželio 25 dieną parašė: Rusų okupacinė kariuomenė dabar dislokuota visoje Lietuvoje. Bendras kariuomenės skaičius apie 150 000 karių. Amerikos ambasadorius Owenas J.C. Noremas, jau būdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, pasakojo savo įspūdžius iš Kauno. Kariuomenė įžengė taip, kad vietiniai gyventojai būtų priblokšti. Po jos įžengimo atvyko specialūs organizatoriai. Rusai turi savotišką sistemą. Jie priverčia paklusti tautas, kurias užima. Birželio 16 dieną ultimatumas nuskambėjo Latvijai ir Estijai, o 17 sovietų kariuomenė įžengė į Latviją. Soviet Russia, through its official press, asserts tonight that the incorporation of Lithuania, Estonia, and Latvia into the Soviet Union has forever wiped out the war basis for a British attack on Russia. And we quote, "The bourgeois politicians sold out to the British-French capital, and riding on the backs of Lithuanian, Latvian, and Estonian peoples with the help of British bayonets, obligingly transformed their states into war bases for attacks against the Soviet Union." Šalies kontrolės perėmimas vyko taikiai, tačiau sovietų buvo kruopščiai pasiruošta reikalui esant naudoti visas įmanomas priemonės, įskaitant teroristinius diversinius aktus. Išėjo labai geri atsiminimai neseniai Maskvoje tokio GRU majoro Guskovo. Faktiškai pirmą kartą patvirtinta juodo ant balto, kad buvo siunčiamos diversinės GRU grupės, autobusas perengiama pasiuntinybė ir išvežiojama į įvairius Lietuvos miestus. Manau, kad tokia buvo ne viena. Su lietuviškais dokumentais, visi su legendom pramokė lietuvių kalbą. Įsodinti į Lietuvos miestus ir faktiškai Guskovo, kaip supratau, uždavinys buvo gilioj provincijoje Zarasuose neutralizuoti policiją. Būta visokių nuomonių apie galimybės pasipriešinti. Čia būtų įdomios švedų karo atašė Baltijos kraštams pastabos. Visi Rusijos įžengimo stebėtojai konstatavo, kad sovietų technika buvo apgailėtiname stovyje. Pavyzdžiui, visos mechaninės dirbtuvės Lietuvoje iš karto buvo panaudojamos subyrėjusios technikos remontui. Bendras rusų dalinių įspūdis labai neigiamas. Pabrėžiamas menkas kovingumas. Didelis azijiečių kiekis sudarė vaizdą, kad labai žemas kariuomenės išsilavinimo lygis. Vokiečių atašė Kaune, matydamas rusų kariuomenę, viešai šaipėsi. Sovietams davus ultimatumą Latvijai, prezidentas Ulmanis įsakė nesipriešinti. Per radiją jis pasakė: "Aš pasilieku savo vietoje ir jūs pasilikite savo vietose." Neilgai trukus jis buvo priverstas atsistatydinti, paprašė pensijos ir galimybės pasitraukti į Šveicariją. Deja, aplinkui, kur akys užmato, jau buvo Sovietų sąjunga. Jis buvo perkeltas į Stavropolį. Ten kiek laiko jam, kaip buvusiam agronomui, buvo leista dirbti kolchoze, bet vėliau jis vis tiek buvo įkalintas.
42 metais susirgo dizenterija ir mirė. Estų prezidentas Konstantinas Pecas taip pat pasiliko, nors jo sūnus siūlė trauktis. Jis buvo išvežtas į Rusiją ir įkalintas. Ilgai jo likimas buvo niekam nežinomas. Ir tik 1977-aisiais išaiškėjo, kad jis mirė Kaliningrado psichiatrinėje ligoninėje 1956 metais. Į kiekvieną Baltijos šalį atvyko Maskvos emisarai. Dekonozovas į Lietuvą, Višinskis į Latviją, Ždanovas į Estiją. Iš jų labiausiai pagarsėjęs Višinskis, buvęs 1937–38 metų Stalino vykdomų valymų metu parodomųjų teismų pagrindinis prokuroras kaltintojas. Visose trijose šalyse iš kalėjimų paleisti komunistai griebėsi darbo. Vykdė nacionalizaciją, sudarinėjo nepatikimų asmenų sąrašus, periminėjo turtą. Nors vietinių komunistų ir kolaborantų skaičius buvo labai mažas, sovietams jie buvo ypatingai svarbus, kad suteiktų valstybėse įvykusiems perversmams legitimumo. Sovietizacija vyko žaibišku greičiu. Jau po mėnesio buvo ruošiamasi rinkimams. Dar Liepos pirmoj pusėj važinėja agitatoriai. Pas mus irgi atvažiuoja pas darbininkus. Bus Seimo rinkimai, įstosim į Tarybų sąjungą, bus gerai, darbininkų valdžia, darbininkai, visi gerai, ponų nebus, o bus visi lygus ir visi gerai gyvens. Įsivaizduojat, koks rojus. Dabar inžinierius man sako, žinai ką, broleli, sako, aš viską žinau, bet dabar dar sakyti negaliu. Reikia mums dalyvauti rinkimuose. Nes kitaip, man, sako, ypatingai, man bus blogai, man nebus gyvenimo. Tai, sako, padarysim gerą kotą ilgą, tu, sako, vėliavą šitą padarysi ir išpiešk, sako, pjautuvą ir kūjį, sako, išpiešk ant kampo. Ir mes su šitą vėliavą pasisamdėm, susitarėm sunkvežimį ir jisai darbininkus per 2 kartus nuvežė į Mažeikius, į mitingą, prieš rinkiminį mitingą. Nuvažiavom į Mažeikius, didelė aikštė, daug žmonių, mūsų darbininkų, tie žemaičiai darbininkai. Na, veizėk, kas ten šnek? Žydelis, apent žydelis šnek. Ta žydelį iš tos tribūnos stoja, išvarė lauk. Mes darbininkai, mūsų čia, mes balsuosimės, ta. Nu ir rinkimai, viskas, ir mes įsirinkom valdžią. Apie rinkimus Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Owenas G.C. Noremas pasakojo. Ar žmonės balsavo ar ne, neturėjo jokios reikšmės. Mano stebėtojas vienoje balsavimo vietoje Kaune, kur rusų ir lietuvių komunistai eidavo balsuoti po 14 kartų. Kai suskaičiavo rezultatus, balsavusiųjų buvo 122 procentai. Bet buvo greit susigriebta ir duomenys ištaisyti. Permainos vyko visuose visuomenės sluoksniuose. Ypatingą dėmesį nauja valdžia nukreipė į informacijos sklaidą. Yra terminas tuo klausimu infocidas, informacinis genocidas, kada gyventojai yra maitinami iškreiptą informaciją arba su tam tikrų faktų doze, visiškai pateikiant savo naudingą linkmę, ribojant ją ir išsivysto tas iki netikėčiausių tokių dalykų. Pertvarkant ūkį, sovietai veikė ypatingai greitai. Tiek valstybinis, tiek privatus turtas buvo nusavintas pirmoje eilėje. Apie sovietizacijos eigą patys sovietai plačiai nušviečia jau pilnai savo kontroliuojamoje spaudoje.
Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius Owenas G.C. Noremas liudija laisvos informacijos užblokavimą. Rusai sovietizavo visą spaudą. Tai buvo padaryta nepastebimai, panaudojant subtilius grasinimus ir bendrą baimę, sukeltą rusų buvimo ir įvykių eigos. Spaudos sovietizacija buvo atlikta per mažiau negu savaitę po rusų armijos įžengimo į Kauną. Pradėjau prašyti tėvelio klausinėti, kai bus koks nors rusiškas žodis. Pirmiausiai, kaip bus pasisveikinti, labą dieną, kaip pasakyti. Pasakė, zdrastvuite. Tai aš visą laiką atsimenu, kad aš persisvėrus ten per tvorą visą laiką sakydavau, zdrastvuite, zdrastvuite. Labai buvau laiminga, kad moku rusiškai. Reikėdavo stovėti, valandų stovėti nuo stoties prie stoties, kaip tik išrikodavo studentus visus. Ir reikėdavo dalyvauti visose eisenose. Bananais nieks nedaužydavo, bet norėdamas išlikti universitete ir studijuoti toliau, tai reikėdavo skaitytis. Jau pirmosiomis dienomis imta planuoti susidoroti su potencialiais politiniais priešais, visų pirma su visomis priešvalstybinėmis partijomis, taip pat šauliais, stambaus verslo atstovais bei sionistinėmis organizacijomis. Liepos 13 dienos Švedijos ambasados raportas pasakoja apie areštus. Areštuojami ir žmonės, kurie nieko bendro neturėjo su senu režimu. Advokatai, bankininkai ir nemažai žydų. Kol kas manoma yra apie 6000 suimtų. Jungtinių Amerikos valstijų ambasada apie tą patį rašo Liepos 25-ąją. Sovietizacijos procesas spartinamas. Slaptoji policija ir darbininkų milicija kryptingai veikia. Žmonės areštuojami tyliai nakties priedangoje. Visą šalį apėmusi baimė. Apie tolesnį Lietuvos likimą Jungtinių Amerikos valstijų ambasada Liepos 15 dieną rašo. Beveik visi nepriklausomi stebėtojai mano, kad Lietuvos inkorporacija į Sovietų sąjungą bus įvykdyta per kelias artimiausias dienas. Žaibiška sovietizacija Estijoje ir Latvijoje vyko pagal panašią metodiką kaip ir Lietuvoje. Dar neišvaryti stebėtojai iš užsienio diplomatinių atstovybių liudija, kad viskas, kas vyksta šiuose kraštuose, visiškai atitinka veiksmų eigą, vykusią 1939 metais okupavus Rytų Lenkiją. Atsimenu, ir aš šitą atsimenu, kad tėvelis mus versdavo valgyti tai, kas neskanu. Pavyzdžiui, mes nemėgdavom grikių košės. Būtinai turit valgyti. Gali būti dar blogiau, galit jūs ir tos grikių košės nebegauti. Vienas šio laikotarpio dramatiškiausių įvykių – 41 birželio 14 trėmimas. Trėmimas visuomeniai buvo visiška staigmena. Tačiau jau po mėnesio atėjus sovietams, 40-aisiais, spaudoje pasirodė pirmieji straipsniai apie ištrėmimą. Žurnale Milicija taip aiškino apie šį reiškinį. Šio straipsnio žodžiai šiandien skamba kaip klastos ir absurdo viršūnė. Pavyzdžiui, straipsnėje pateikti Engelso pranašiškai skambantys žodžiai apie ištrėmimo bausmę tiesa vykdoma XIX amžiaus Anglijoje. Sunku sugalvoti žiauresnes ir daugiau pažeminančias bausmes, kurios sistematiškai ir nuosekliai žudė įstatymo aukas, fiziniai, moraliai ir mažiau vertino negu gyvulius. O rašant apie sovietų trėmimo mechanizmą, pažymėta, kad nusmerktųjų siuntimas į ištrėmimo vietas vykdomas kaip taisyklė be sargybos. Su sargyba nusmerktasis siunčiamas tik tuomet, kai tas teismo sprendime pasakyta. Lietuvoje žmonėms dar tik teks patirti, kas slypi už to apibrėžimo. ...1941 metų birželio 14 dieną prasidėjo masiniai trėmimai. Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos ištremta apie 40 000 žmonių. 70% sudarė moterys ir vaikai. Ištremtų žydų skaičius, proporcingai pagal gyventojų skaičių, buvo didžiausias.
Dokumentuoti tų įvykių liudijimai yra Jungtinių Amerikos valstijų kongrese, kur 1953–4 metais Čarlzo Kersteno vadovaujama komisija tyrė Baltijos valstybių aneksiją. Vienas iš liudininkų į vakarus perbėgęs aukštas NKVD karininkas Grigorijus Burlickis. Jo parodymai apie čečėnų ir ingušų deportaciją 1944 atskleidžia, kaip trėmimai buvo vykdomi Lietuvoje, Латвиjoje ir Estijoje. Весь этот оперативный штаб возглавлял в то время заместитель министра, тогда не министр, Народного комиссара внутренних дел Берия Серов. Serov, S-E-R-O-V. At this point, I think it might be well to point out that the name Serov is the one signing the orders of the deportation of the population of Lithuania, Latvia, and Estonia. В один день, в один час началась операция по всей республике. Оперативный состав и рассекчик чекистов, получив от войсковой силы по 8-10 человек по отделению вооруженных солдат, из расчета 3-4 хозяйства, 3-4 дома на одного оперативника, направились на ближайшие железнодорожные станции. Were transported to the neighboring railroad stations. Приготовленные эшелоны железнодорожные. Were loaded in the prepared and waiting railroad cars. Которые находились по всей Грозненской железнодорожной ветке. These cars were lining up practically the entire Grozny railroad spur. Эти вагоны не были ничем оборудованы. These cars were not in any way equipped with anything. В них не было печей, самых простых. В них не было никаких палатев или надо. Вагоны набивались до отказа полностью. Закрывались, пломбировались. Конвойные войска брали под охрану. Им передавались списки, их конвоировали на предназначенные места. Mes nieko nebuvom pasiėmę. Jei būtume mirę iš viso badu, jau bevežant. Bet vat lietuviai, kurie buvo pasiėmę, ir tiesiog mūsų maitino. Tvankuma, karštis nepaprastas. Oi, siaubas. What is the situation at the end of this second day of Russo-German hostilities? This holy war, as the Germans said, this people's war, as the Russians decided. The German-Russian struggle for control of the Baltic states of Estonia, Latvia, and Lithuania, and less directly for the help and favor of Finland. Vokiečiams užėmus Pabaltiją buvo atskleisti besitraukiančios rusų kariuomenės ir NKVD padaryti nusikaltimai. Jie žiauriai kankino ir nužudė suimtus žmonės kalėjimuose ir kitose vietose. Lietuvoje Rainių miške, Pravieniškėse, Panevėžyje, Rygos ir Tartu kalėjimų kiemuose nužudyti ir užkasti sovietinio režimo kaliniai. Baltijos tautų atmintyje ilgam išliko tie kraupūs įvykiai. Tai buvo viena iš priežasčių, kad artinantis antrajai sovietų okupacijai tiek daug Baltijos valstybių žmonių traukėsi į vakarus, pusė amžiaus tapdami pabėgėliais ir buvo toks stiprus pokario pasipriešinimas. Maskva stengiasi suformuoti įvaizdį, kad Baltijos valstybės pačios savarankiškai prisijungė prie Sovietų sąjungos. Apie šias pastangas vaizdžiai atsiliepė Jungtinių Amerikos valstijų kongresmenas Williamas Bedelas Smithas. Baltijos šalis prarijo Rusijos meška, o Amerikos visuomenė klaidinama, kad jie puolė glėbesčiuotis su ja. Įsivaizduokime šias mažas nekenksmingas valstybėles besilinksminančias ant savo kapų.